Sveiki, gyvi kolegos. Prezidentas vadovavo šiandien tarpinstituciniam pasitarimui ir dabar kviečiame prezidentą. Oro balionai tai nėra apie kontrabandą. Kontrabanda šiuo atveju yra tik tai potekstė arba priemonė hibridiniai atakai prieš Lietuvą. Ir tam turime labai daug įrodymų, tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, kad tai yra sąmoningas veiksmas siekiant destabilizuoti Lietuvos situaciją. Pirmiausia, turime suprasti, kad Baltarusijoje niekas atsitiktinai nevyksta. Kad Baltarusijoje toleruojant valdžiai oro balionai negali kilti į orą ir juo labiau būtų organizuojami tokiu masiniu mastu. Baltarusijoje net ir virtuvėje kalbėdamas blogai apie valdžią gali būti išgirstas. Visiškai akivaizdu, kad specialiosios institucijos KGB dalyvauja realizuojant cigaretės gaminančių kompanijų produkciją. Dalis yra oficiali produkcija, dalis yra skirta nelegaliai rinkai. Tikrai netoleruosime oro balionų skraidimo ir Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi